Sveiki visi mano panteriukai, su jumis aš, jūsų mylimiausia Amelija. Ir šiandien yra toks video, kaip mes parodysim, kaip vyksta mūsų rytas ir mano dukrelės rytas. Tai aš jau nebekalbėsiu, o pradėsiu. Stop. Tu dar iki šiol manęs nepasubscribinai ir dar drįsti žiūrėti mano video. Tai greitai nusileisk, rasti mygtuką prenumeruoti arba subscribe, paspausi ir nepamiršk varpelio. Ačiū. Labas rytas mano panteriukai. Ir kada aš čia prabudau? 7:30. Gerai. Šiandien man vėl į darbą ir vau, koks nuostabus oras, lygiai lietus. Kaip faina. Labai atrodo, kad aš noriu eiti į darbą per tokį lietų. Man patinka eiti į darbą, kada buvo saulė. Bet gerai. Apsirenkime. Visai ir vėsoka, pažiūrėjau, dabar yra tik tai 5 laipsniai ir bus tik tai 12. Labai šalta, man nepatinka. Bet gerai. Šiandieną aš kažką įsinorėjau labai ryškiai pasidaryti, tai va. Ir aš pamiršau pro mankštą, bet aš jau apsirengiau. Gal nieko nesitiks, jeigu tai padarysiu. Pabandykim padaryti. Šiandien tokia trumputė mankštelė. Pasiimam savo šitą. Gerai, kad tas būtų kambarį. Einam pažiūrėti, ar man dukrelė atsikėlė. Kodėl tas lietus lyja? Dukrelė. 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 Gerai, tegu pamiega dar. Man šiandieną į darbą 9. Tai aš einu pagaminsiu pusryčius.
gyvūnus. Taip ir Micė. Micė man reikėtų ir vandens butelį, bet jinai visą laiką iš šamsų geria, tai bet reikėtų jos pačios. Tai va, šiandieną kažką pagaminsiu. Tai ką aš nežinau ką. Pasidariau citrinos sulčių. Tai gerai, kažką žiūrėk, ką aš gaminu. Taip, aš jau pagaminau viską. Aš pagaminau avižų košę ir jas spaudžiau citrinų sulčių ir tai labai gerai, bet jos nėra tokios rūgščios. Tai. Labas rytas, panteriukai. Kai aš miegoju, nesvarbu. Ką, šiandien lietus lyja, nu kaip faina. Šiandien vadinasi namie sėdėsiu, niekur neisiu. Ir kaip čia man apsirengt? Net neįsivaizduoju. Apsirengsiu šitos džinsus. Ir šitą maikutę. Toks home vibe. Ir pasikeisiu auskarus, nes šitie man jau atsibodo. Va tokios žvaigždutės bus. Labas rytas. Labas rytas. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą mano video, iki kitų vlogų, o dabar iki.